Labas magiški The Challenge Junior iššūkio dalyviai. Su jumis sveikinusi aš, iliuzionistas Rokas Bernatonis. Ir kaip turbūt jau matote, aš esu savo namuose, todėl mojuoju jums, nes kiek žinau, jūs irgi esate savo namuose. Esam tokioj situacijoje, kai savo norų esam užsidarę namuose. Ir, mano nuomonė, kad turime tai daryti. Turime tai daryti ne tik dėl savo, bet ir dėl kitų saugumo bei sveikatos. Tačiau aš esu įsitikinęs, kad tokiais momentais, kai iš tiesų nėra lengva, prasiveržia mūsų kūrybiškumas. Ir būtent todėl mes čia ir susirinkome, kad išbombintumėm stogų su savo kūrybiškom idėjom ir sukurtumėm kai ką nerealaus. Taigi tuoj pat mūsų visų laukia labai magiška transliacija, o kad ji būtų magiška, aš kaip iliuzionistas jaučiu tokią pareigą pradėti nuo magijos triuko. Atliksime kartu. Dėmesio. Čia ferverkai tokie, šiek tiek biudžetiniai ferverkai ką tik buvo. Jeigu nepatinka biudžetiniai ferverkai, tai turime ir nebiudžetinių ferverkų. Atliksime kortų triuką. Bus pakankamai sudėtinga, nes jūs esate gana toli nuo manęs, aš esu gana toli nuo jūsų. Tačiau jūsų užduotis, kiekvieno atskirai, išsirinkti vieną iš kortų. Svarbiausia, išsirinkit ne šitą, nes ji matoma visiems dabar. Išsirinkite kažkurią iš kortų kaladės vidurio. Aš versiu štai taip, įsidėmit, savo prisiminat, niekam nesakot. Pasiruošę? Važiuojam. Gal per greit šiek tiek, ar ne? Dar kartą šiek tiek lėčiau. Turit mintise vieną kortą. Labai gerai. Tik pagalvokit, garsiai nesakykit, pagalvokit apie tą kortą ir siųskit ją man mintise per ekraną. Siųskit. Man atrodo... Gerai. Taip, turbūt šita bus. Turbūt bus šita ir tai yra... Širdžių 9. Tokį matau šiek tiek pasimetimą jūsų veiduose. Ne širdžių 9 buvo? Keista. Tai gal buvo... Širdžių 5. Bum! Tai taip magiškai pradedam šiandien transliaciją. Aš nieko nelaukęs. Jūs visus kviečiu, tiksliau siunčiu į Marsą. 1, 2, 3, Marsas, ar mes turime ryšį? Žemė kviečia Marsą. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ar turim jau ryšį? 1, 2, 1, 2, taip. Jau mes ryšį, puikiai tave girdžiu. Sveiki visi, aš tikiuosi, kad tarp mūsų ryšys yra puikus. Nepaisant to, jog aš šiuo metu esu Marse ir labai džiaugiuosi, kad galiu su jumis sveikintis. Aš esu Rokas, tarpgalaktinės magijos kūrėjas. Dar labiau džiaugiuosi, jog esu šiandien ne vienas. Su manim yra Giedrė, tarpgalaktinių inovacijų kūrėja bei tyrėja. Ir Giedrė, ar tau teko kažką girdėti? Mus žiūri žmonės iš Žemės, bet aš esu šiek tiek atitrūkęs nuo realybės, nuo realijos Žemėje, bet skaičiau kažkokias antraštės, kad ten kažkoksai virusas, kažkoks kolona, kluona, komoda, nelabai suprantu. Giedrė, ar tu girdėjai kažką apie tą virusą ar nelabai? Rokai, nesvarbu, kas vyksta šiuo metu Žemėje. Marse užklupo juoko pandemija ir sutriko čia gyvenimas. Tūkstančiai užsikrėtimo atvejų kiekvieną dieną. Žmonės užsikrečia juoko virusu, jie nuolatos juokiasi ir nebegali nieko daryti. Nei dirbti,
nei mokytis, nei miegoti, sutriko prekių ir paslaugų teikimas. Mokslininkai nebegali tyrinėti Marso, kad jis būtų pritaikytas žmonėms. Statybininkai nebegali statyti, inžinieriai nebegali projektuoti. Reikia kažką daryti, reikia spręsti šias problemas. Tu vad Giedrė kalbėjai ir aš beprotiškai džiaugiuosi, kad mes esam tokioj sterilioj, saugioj aplinkoje, nes kitu atveju mes tiesiog žvengtumėm, juoktumėmės ir negalėtumėm prakalbėti. Bet aš turiu labai gerų naujienų ir geros naujienos tos, kad turime ryšį su 300, tikriausiai nepameluosiu pasakydamas, protingiausių ir didžiausią potencialą turinčių Lietuvos moksleivių, kurie padės mums visas šitas Marso problemas išspręsti, sugalvodami verslo idėjas, inovatyvias verslo idėjas, kurios išspręs Marso iššūkius. Grįžkime šiek tiek dabar prie Marso reikalų. Prieš porą dienų aš su Giedre mes čia vaikščiojom po Marsą, tyrinėjome galimybės, ką čia galima būtų dar padaryti ir susipažinom su tokiais dviem labai įdomiais moksleiviais. Tai Gretutė ir Mykoliukas startuoliukai, kurie atvyko čia į Marsą visai neseniai su visa savo startuolių šeima. Ir jie, aišku, mes laikėmės atstumo, kalbėjom per atstumą, nes jeigu jie, supranta, turi juoko kažkokį virusą, tai mes dabar irgi juoktumėmės ir negalėtumėm su jumis kalbėti. Bet pakrypo kažkaip mūsų, tas, žinot, pokalbis link problemų ir jie sakė, kad Marse yra problemų. Aš pats nesu toks galingas, kad išspręščiau visas Marso problemas, bet pasakiau, kad turiu daug draugų. Ir labai teisingai suprantat, aš kalbu apie jūs. Aš turiu 300 draugų iš Lietuvos, kurie padės išspręsti tas problemas. Ir startuoliukai paėmė ir parašė man žinutę. Ir parašė, kokios tos yra problemos, su kuriamis jie susiduria. Na, visų pirma, tai Marso planetos mokytojai yra visi susirgę juoko pandemiją, negali sustoti juoktis. Ir mokytojai, kurie veda pamokas dabar Marse, yra iš Žemės. Ir taip, švelniai tariant, tarp mūsų jie yra pakankamai nuobodus, pamokos yra žiauriai nuobodžios. Todėl jūsų užduotis yra sugalvoti ir padėti išsiaiškinti, kaip nuotolinės pamokas padaryti įdomias 21 amžiaus moksleiviui Marse. Antra problema. Žemėje tiesiog šiukšlių yra, švelniai tariant, per daug ir jas visas veža į Marsą. Tačiau Marse žmonės kažkaip nustojo jas rūšiuoti, nustojo kažką su jomis daryti ir kalnai čia kyla kasdien. Tai jūsų užduotis yra padėti išsiaiškinti, kaip gyventojus paskatinti tvarkyti su atliekomis ir prisidėti prie jų mažinimo. Na ir trečia, tikrai aktuali ne tik Marso, bet tikriausiai ir Žemės gyventojams. Dauguma mūsų šiuo metu praleidžiame labai daug laiko prie televizoriaus ekranų, prie kompiuterio. Kaip padėti aktyviai užsiimti fizinę veiklą ir neleisti kūnui užmigti, o stiprinti jį ir didinti imuninę sistemą. Na, o jeigu nenorite spręsti šių iššūkių ir galvoti verslo idėjų susijusių su šiais iššūkiais, tai esu tikras, kad esate protingi ir galite numatyti, su kokiais iššūkiais susidurs startuolių šeima, taigi galite sugalvoti savo iššūkį Marse ir jam sukurti verslo idėją. Na ir daug problemų tą Marse, ar ne? Tai ką, šis mūsų renginys susideda iš 3 etapų. Pirmas etapas tai yra idėjų generavimas. Antras – prototipo kūrimas ir trečias – video reklamos kūrimas. Užduotis paskelbsime kartu su Giedre šios transliacijos metu. Ir iš karto po šios transliacijos Facebook'e ir savo pašto dėžutėje jūs rasite užduočių atlikimo šablonus, taip pat Google formą, į kurią turėsite įkelti savo užduoties failus, savo pabaigtus darbus ir laiką, iki kurio turėsite užbaigti šią užduotį. Dėmesio, būkite labai greiti, stenkitės atlikti užduotį kuo greičiau, nes laiko tikrai nėra labai daug. Naudokitės pagalbą. Kokios yra pagalbos galimybės? Visų pirma, grupėje yra sukurtas albumas su žmonėm, kurie gali padėti jums atlikti šias užduotis. Tai yra mentoriai, prie kurių yra kontaktai, kaip su jais susisiekti ir jie tikrai yra pasiruošę visom jėgom jums padėti išsiaiškinti, kaip padaryti šias užduotis. Labai svarbu, jeigu randat mentorių, kuris jums patinka, paskubėkit, jį gali jums kas nors iš po nosis kuo greičiau pagvelbti, todėl
pasistengkit savo mentorių išsirinkti ir jį pasiimti. Antra pagalba – slido.com. Naudokite grotažymę Junior ir Lietuvos Junior Achievement komanda yra prilipusi prie kompiuterių, prie klaviatūrų, yra pasiruošusi atsakyti į visus jums rūpimus klausimus. Jeigu nei viena iš šitų pagalbų jums nepadeda, čia yra toks visiškai SOS pagalbos numeris, skambinkite juo ir juo jums tikrai atsilieps iš karto Lietuvos Junior Achievement komanda ir atsakys į visus rūpimus klausimus. Dėmesio prizai. Pati smagiausia dalis ir turbūt savaime suprantama, kad jūs esate jau mano bičiuliai ir prizas toksai draugiškas yra tas, kad aš jūs kviečiu pas save čia į Marsą. Ir Elonas Muskas pažadėjo jau kitais metais su savo kompanija SpaceX paleisti maršrutinį reisą į Marsą, taigi šokite, susimokėkite šiek tiek pinigų, galbūt aš dalį padengsiu, kažkaip susitarsim. Prizas, dėl kurio verta tikrai kovoti, tai Challenge the Challenge Junior investicinis 500 eurų fondas jūsų verslo pradžiai, kurį pasidalins 3 pirmųjų vietų laimėtojai. Jeigu būtumėt čia, tai visi tikrai paplotumėt. Aš norėčiau, kad jūs dabar paplotumėt namuose. Ar galim paploti namuose? Tai yra tikrai labai nuostabus, didelis prizas, 500 eurų investicijų. Paplojam. Dar vienas prizas. Aš žinau, kad tų prizų daug, tačiau mes pasitengėme, kad šitas laikas namuose būtų ypač magiškas ir ypač intriguojantis. Taigi, specialiai jums, tiems, kurie sugalvos, kad norite vystyti savo veiklą ir per pirmąjį mėnesį įkursite bendrovę Lietuvos Junior Achievement su programa Accelerator X investuosiu jūs 4 akcijas. Nėra limito, jeigu jūs visi sugalvosite įkurti bendrovės per mėnesį, Junior Achievement padarys taip ir 4 akcijas nusipirks jūsų įmonei. Na, o dabar dėmesio pirmoji užduotis. Prilipkite prie ekranų, įdėmiai klausykite ir Giedre, aš duodu žodį tau. Kaip džiaugiuosi, kad jūs moksleiviai padėsite mums išspręsti problemas esančias Marse. Taigi, tikiuosi jau esate pasirinkę iššūkį, kurį nagrinėsite šios inovacijų stovyklos metu. Jeigu to dar nepadarėte, padarykite, pasirinkite tą iššūkį. O kasgi tas iššūkis? Iššūkis tai yra situacija ar aplinkybės, kurios kelia sunkumų ir nepatogumų žmonėms, bet tuo pačiu kuria ir daug galimybių, nes nėra vieno atsakymo, kaip tą iššūkį būtų galima spręsti ir pagerinti situaciją. Variantų yra daug. Ir kai jūs identifikuojate problemas, kurios egzistuoja tame iššūkyje, galite rasti daug sprendimo būdų. Na, o jeigu pasitelkėt kūrybiškumą, gimsta inovacijos. Taigi, noriu jums paaiškinti, kas yra iššūkis. Iššūkis tai yra situacija ar aplinkybės, kurios kelia sunkumų ir nepatogumų žmonėms, bet tuo pačiu kuria daug galimybių, nes nėra vieno būdo, kaip būtų galima tą situaciją pagerinti. Variantų yra daug. Ir jeigu jūs identifikuojate problemas, kurios egzistuoja tame iššūkyje, galite sukurti daug skirtingų sprendimų, kaip tą iššūkį spręsti. Na, o jeigu dar pasitelkėt kūrybiškumą, gimsta inovacijos. Tad pirmoji užduotis jums šio etapo metu yra suprasti iššūkį, identifikuoti kliūtis, sunkumus, problemas, kurios egzistuoja tame iššūkyje. Tuomet pagalvokite, ką norėtumėt pakeisti esamoje situacijoje. Ir tik tuomet pereisite į kitą užduotį. Naudokite šią lentelę iššūkio supratimui. Ir kai jau identifikuosite problemas, tuomet pereisite prie idėjų generavimo. Ir iškart norėčiau jums pristatyti idėjų generavimo taisyklės, kas yra labai svarbu, bet labai nesudėtinga. Svarbu, kad visos mintis, kurios jums kyla, jas priimkite. Nekritikuokite, negalvokite apie jų įgyvendinimą, ar realu padaryti tą dalyką, ar ne. Visos idėjos yra svarbios. Yra labai svarbu idėjų kiekis. Kuo daugiau sugeneruokite. Ir tą turite padaryti kiekvienas asmeniškai. Tad skirkite 10 minučių, tyliai, ramiai,
generuodami idėjas ir užsirašykite jas ant lapo. Ir kai tą padarysite, tuomet pasidalinkite su komandos nariais savo idėjomis. Svarbus aspektas yra čia, kad kiekvienam komandos nariui skirkite 2 minutes, o kiti komandos nariai atidžiai klausykite. Nesijuokite iš idėjų, priimkite jas. Kiekvieno komandos nario idėjos yra svarbios. Tuomet, kai pasidalinsite visi savo idėjomis savo komandoje, dažnai kyla papildomų minčių, kaip galima tą problemą spręsti. Tad sekantis žingsnis yra sugeneruoti papildomai idėjų kaip komanda. Galite apjungti egzistuojančias idėjas, galite jas apversti, galite jas pabloginti, galite jas pagerinti. Tad visas mintis, kurios jums kyla, jas susirašykite. Ir bus forma, kur jūs turėtumėte susirašyti visas patinkančias idėjas. Nesvarbu, ar jas sugalvojo vienas komandos narys, ar jūs sugalvojat bendrai kaip komanda. Susirašykite. Tai čia būtų paskutinis uždavinys šio etapo metu. O dabar norėčiau apibendrinti pirmo etapo žingsnius, ką jums reikia padaryti. Tai pirmas uždavinys yra suprasti iššūkį, įsivardinti kliūtis, sunkumus, problemas, kurios egzistuoja ir pagalvoti, kaip jūs norėtumėt pakeisti esamą situaciją. Tada pereisit į idėjų generavimo etapą ir turit kiekvienas asmeniškai sugeneruoti daug idėjų. Ta padarę pasidalinkite savo idėjom su komandos nariais, skiriant po 2 minutės kiekvienam komandos nariui. Kai pasidalinsite idėjomis su komandos nariais, sugalvokite papildomų idėjų kaip komanda. Kai tą padarysite, surašykite visas idėjas į idėjų lapą. Ačiū Giedrė tau labai, kad paskelbei užduotį ir aš skelbiu pirmojo etapo pradžią. Primenu, paskubėkite, laikas senka labai greitai ir jungiatės dabar į Facebooką, tikrinate savo pašto dėžutės. Ten ieškote užduoties šablonų ir užduotis keliate į Google formą iki 10 valandos. Konsultuojatės ir dar kartą konsultuojatės, gerai? Tikrai tai jums beprotiškai padės. Tada konsultuojatės labai paprastai. Facebook grupėje einate į albumą, ieškote savo mentorių, slido.com, jungiatės ir naudojat grotažymę Junior ir taip pat skambinat šitų telefono numerių, jeigu jau niekas nepadeda. Tai ką, sėkmės ir pasimatysime po šito etapo.